Labadiena, sveikinamės su jumis jau antrąjį rudens mėnesį, šiandien spalio 1, taigi kviečiame pasiklausyti svarbiausių šios dienos naujienų. Pradėsime aktualią rinkimų temą. Šalies gyventojai, nežinantis, kurioje apylinkėje per ateinančius Seimo rinkimus jiems reikės balsuoti, tai galės sužinoti internete. Nauja Vyriausiosios rinkimų komisijos ir registrų centro paslauga rinkimų apylinkės internetinėme žemėlapyje suteiks galimybę sužinoti, kokiai rinkimų apylinkė yra priskirtas asmens gyvenamosios vietos adresas. Ši paslauga gyventojams pasiekiama registrų centro ar Vyriausiosios rinkimų komisijos internetiniuose puslapiuose. Žemėlapis jis yra turbūt visiems gana žinomas. Galima surasti tą vietą, kuriame rinkėjas gyvena. Tai čia iki šiol irgi puikiausiai tai galima buvo padaryti, bet taip pat galima surasti ir rinkimų apylinkę, kurioje rinkėjas turi balsuoti, kurioje yra rašytas į rinkėjų sąrašus. Aišku, kad tas toliau projektas gali būti vystymas tam, kad racionaliau išdėstyti rinkimų apylinkių adresus. Mes dabar matom, kad kai kuriuose savivaldybėse dar tikrai reikėtų nemažai pasidarbuoti, kad rinkėjai būtų pati artimiausia rinkimų apylinkė priskirta. Oranžiniai dviračiai grįžta. Šiandien Vilniaus meras Artūras Zuokas pristatė 2013 metais pradedamą diegti miesto dviračių nuomos sistemą bei pačius dviračius. Iš viso sostinėje veiks 36 oranžinių dviračių nuomos punktai su 300 dviračių. Tai yra visiškai kitos kartos dviračių sistema. Jis yra saugi, antivandalinė ir jeigu jau šiuo metu Europoje 47 000 tokių dviračių važinėja, tai yra tikrai patikrinti daugelėje Europos didžiųjų miestų. Ir aišku, šita sistema yra visiškai skirtinga nuo 2001 metų. 2001 metų projektas galbūt buvo toks naivus, su dideliu pasitikėjimu, bet šiandien aišku, ši sistema, kur yra įdiegta, jinai ir prižiūrės, kas ima, nes galėsite pasiimti dviratį tik su kreditinė kortelė arba su specialiai adaptuota Vilniečio kortelė, taigi kiekvienas dviračio paėmimas bus identifikuotas su konkrečiu asmeniu. Tarybai ruošiame teikti projektą, kad 1 valanda kainuos nieko, tai yra 0. 1 valandą jūs galėsite pasiimti ir važiuoti iš vienos vietos į kitą nieko nemokėdami, o 2 valanda kainuos 10 litų, 3 valanda 15 litų. Šiandien spalio 1 skelbiama pagyvenusių žmonių diena, o spalis pagyvenusių žmonių mėnuo. Galutiniais gyventojų surašymo duomenimis 2012 metų pradžioje Lietuvoje gyveno per 543 065 metų ir vyresnio amžiaus žmonių. Tai sudaro 18,1% visų šalies gyventojų. Palyginti su 2001-aisiais jų skaičius padidėjo 12%, o bendras gyventojų skaičius per šį laikotarpį sumažėjo beveik 14%. Ypač padaugėjo 80 metų ir vyresnio amžiaus asmenų. 2012 metų pradžioje šio amžiaus gyventojų buvo beveik 138 000 ir jie sudarė per 25% visų pagyvenusių žmonių. Kitos naujienos. Šiandien 4,5 milijonų gyventojų turinti Gruzija balsuoja itin svarbiuose parlamento rinkimuose. Gruzijos prezidento Mikailo Sakašvilio vadovaujamas Vieningasis nacionalinis judėjimas dar prieš metus tvirtai pirmavo nuomonių apklausose. Tačiau dabar rinkimų baigtis visiškai neaiški. Mat iššūkį šiam judėjimui metė opozicinis alijansas Gruzijos svajonė, vadovaujamas Bidzinos Ivanišvilio. Šis balsavimas ypač svarbus, nes dėl politinės reformos kitais metais Gruzijos premjeras turės daugiau galių nei prezidentas. Sportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau oficialiai turi naująjį vyriausiąjį trenerį. Šiandien Kaune Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir krepšinio treneris Jonas Kazlauskas pasirašė sutartį dėl trenerio darbo Lietuvos rinktinėje. Per savo įspūdingą trenerio karjerą Jonas Kazlauskas yra dirbęs su stipriausiais Lietuvos klubais, Lietuvos Rytu ir Žalgiriu, su kuriuo laimėjo Eurolygos turnyrą, su Lietuvos vyrų ir jaunių rinktinėmis, treniravo Graikijos, Kinijos rinktinės, o pastarį sezoną dirbo su Maskvos CSKA ekipa. Ir dar krepšinis. Maskvoje vykstančiame Aleksandro Gomeskio taurės turnyre Kauno Žalgirio ekipa liko 4. Pusfinalyje savaitgalį kauniečiai tik per plauką neįveikė Maskvos CSKA ekipos. Sunkios kovos išvarginti Lietuvos atstovai mače dėl 3 vietos 75-86 nusileido Eurolygos čempionams Pirėjo Olimpijakos krepšininkams. Pernai šiame turnyre Žalgiris irgi liko 4. Na ir orai.
kurie šiandien juntamai pagerėjo, o ir rytoj žymiai nesikeis. Lietaus nenumatoma, tiesa padidės debesuotumas, temperatūra naktį nukris iki 7-9, dieną pakils iki 14 laipsnių šilumos. Taigi toliau džiaugiamės puikiu rudeniu, darbingos nuotaikos visiems, ačiū už dėmesį, kurio lauksime ir ryt. Iki.